Sveiki, esu Vilma Šiučiūnienė. Meilės harmonija pažinčių tarnybos įkūrėja, santykių ekspertė, astrologė ir veidotyrininkė. Taigi, mielieji, kaip jūs gyvenat, kaip jūs laikotės? Rudenėlis atėjo. Atėjo mūsų gražus laikas. Kaip aš sakau, ruduo tai senatvė. Ruduo tai metų senatvė. Ruduo tai nauja gyvenimo kokybės dalis. Bet mes esame laimingi turėdami šitokį gražų metą savyje. Tik mokėkime jį išnaudoti, pabūti daugiau gamtoje, daugiau pasikrauti gerą nuotaiką, optimizmu, o taip pat šiandien gvildensiu vėlgi klausimą ar ne, ir čia iš santykių klausimą. Vienas vienišius, ne tik vienišas, bet ir vienišius vyras. Ką reiškia vienišius vyras? Tada, kada pa žmogų yra išreikštas labai stipriai 12 būstas, čia jų astrologija, ir yra keletą planetų, tokie žmonės labai mėgsta būti vieni, tačiau ta prigimtis vyriška vis tiek šaukia, kad noriu santykių. Kaip sukurti vienišiam santykius sėkmingai ir būti laimingais poroje. Taigi, tokie žmonės, tokie vyrai, jie labai mėgsta leisti laisvalaikį, pabūti kažkiek tai darbe, atidirbti darbo dieną, ir jie kaip nori parbėga namo ir nori įsitvirtinti kaip savo urvelyje. Ir būti tame urvelyje, atsigauti nuo to bendravimo, nuo to komunikacijos, nuo to bendravimo su kolektyvu. O jeigu dar čia žmona, 2 vaikai ir dar kažkas, tokie vyrai patiria ne vienas, ne 2 ir ne 3 skyrybas. Tokiem vyram nėra paprasta sukurti santykių. Tačiau jie labai nori tų santykių. Ką daryti? Apie tai būti atviriem ir nuoširdžiem, aišku, ne per pirmą pasimatymą, bet papasakoti apie save damai, kad man patinka bent valandėlę kitą pabūti vienam. Ir tada, kada aš pabūnu vienas ir susirenku tą energetiką, susirenku pats apie save surenku per tas porą valandų ar daugiau, tačiau žmogus turi būti vienas, ne sporto klube, bet turi sportuoti vienas, bet būti vienas erdvėje, aplinkoje. Ir tik tai tada tas žmogus, kuris surenka save, jis tarsi atsikvepia, tarsi vėl tampa savimi, ir jis tada vėl gali eiti santykius, į bendravimą su šeima, su žmona, su drauge, su vaikais. Taigi, tie žmonės, jie yra išskirtiniai, jie išskirtinai yra sąmoningi, jie išskirtinai yra jautrus. Tačiau kartais tas vienišumas juos užvaldo iki didžiulio depresyvumo, iki didžiulio noro gyventi po vienu stogu, tačiau ne kartu, bet atskirai. Kaip tai padaryti? Čia yra sunkus klausimas. Aš bandžiau jums atsakyti, kad į jūsų rankas nepapultų ne tik vienišius, bet ir visiškai vienišius, bet ir vienišas žmogus. Kaip aš sakau, tokiem žmonėm yra sunku sukurti santykius. Tokie žmonės dažniausia keletą kartų skiriasi, jie išsikankina, jie nerimauja dėl to, tačiau tie santykiai yra galimi, jeigu sutinka sąmoningą moterį, kuri iš tikrųjų supranta tą vyrą. Kaipgi vis dėlto būti, kaip jam prisitaikyti prie santykių, kad ir moteriai būtų gerai, ir vyrui būtų gerai, ir jie kartu augintų tuos jų santuokoje gimusius vaikus. Tačiau tai yra labai nepaprasti dalykai. Nereikia į tai labai bijoti, bet reikia į tai, kaip aš sakau, į tai labai atsižvelgti. Ir norint išsiaiškinti tokį žmogų, būtina
būtina turėti gerą patyrusį tikrai astrologą. Tik geras patyręs astrologas gali atsakyti, koks yra tas vyras, ar ne, ir ko jam reikia. Tik tai tada, kada astrologas atsako ir patvirtina, kad jis vis dėlto yra vienišius, jam gerai vienam dirbti, vienam gyventi, tačiau ten kažkoks mėnulis Vėžyje, klykte, noriu šeimos, noriu žmonos, noriu ilgalaikių santykių, noriu būti šeimoje. Ką tie vyrai daro? Tie vyrai pas save kviečiasi kaimynus, giminės gyvenančius poroje, jie bando daryti šeimą, jie taip žaidžia gyvenime šeimą. Jeigu tokius pažįstate vyrus, tai atpažinsit. Taigi, čia meilės harmonija, tiesioginiai laivai apie santykius, apie pažintis kitaip, apie gyvas pažintis meilės harmonijoje ir apie netikėtus dalykus, kuriuos visą laiką kalbėsiu, pristatysiu jum ir aš tikiuosi, kad bus įdomu. O dabar aš ten uždaviau klausimus, jeigu kažkam įdomu apie santykius klausimus užduokite, atsakysiu tiesioginio laivo metu, o toliau bandysiu pristatyti. Taigi, atėjo ruduo, vėlgi žmonės tarsi išsigando dabar šildymo kainų, išsigando visokių nelabai malonių dalykų, kur kyla ir auga. Ir šiandien aš noriu taip pat pasakyti, kad šiandien gėriau kavą, kuri kainavo 5 eurus. Kapučino kava, nedidelis puodukas, skersmuo, ar ne, toks koks gerų 5 centimetrų, ar ne, ir kapučino puodelio kaina, jo aukštis gal kokie 4 centimetrai, buvo 5 eurai. Iš tikrųjų, tai tikrai nepigu, bet mielieji, laikomės įsikibę vienas į kitą, būdami poroje, džiaukimės, kad galime būti poroje, mylėkime santykius, gerbkime santykius, darykime pagarbius santykius, nežiūrėkime į viską taip superbolizuotai, nes per tai įvyksta skyrybos, žiūrėkime truputėlį atlaidžiau, paprasčiau, džiugiau. Ir tada tie santykiai jūsų tikrai vystysis ir jūs keliausit į priekį ir busit laimingi santykiuose. O jei kirba kažkokia užsisenėjusi problema, kaip aš sakau, ateikite į konsultaciją, Vilma konsultuoja, arba į santykių ekspertės konsultaciją ir ten jūs gausite. Ačiū jum, kad jūs dedate širdeles, ačiū jum, kad jūs laikinat, ačiū jum, kad jūs esate tokie, kokie esat. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate Meilės harmonijos Facebooko nariai ir džiaugiuosi jūsų laikais, džiaugiuosi jūsų šypsenom, džiaugiuosi jūsų klausimais ir atsakymais. Tai ačiū jum, iki malonių susitikimų, linkiu jums gero ir gražaus vakaro ir šilumos širdį. Kągi, iki.